Ar šiuo momentu jūs nematot, kad yra savotiška neįgalaus asmens diskriminacija? Savotiška dalinė, tikrai diskriminacija. Ir mūsų visa teritorija yra aptverta labai gerai, didelė tvora. Daugybę metų reikėjo įdėti jėgų ir sveikatos ir visų kitų dalykų, kad mes turėtumėm tai, ką pasiekėme. Ir dar sakoma, oi, prabanga. Gerbėmieji, ar prabanga turėti neįgalų vaiką, jūs man pasakykit? Ar prabanga man kaip įstaigas vadovui daugybę metų ne iš savivaldybės biudžeto galinės sienos apšiltintas, ne iš savivaldybės biudžeto priestats pastatyts, ne iš savivaldybės biudžeto 5/4 langų pakeista, lifts ne iš savivaldybės. Ir dar per 22 metus mes nesam iš savivaldybės biudžeto gavę ne vieno autobusiuką. Čia ir kiti dalykai. Ir mes norim džiaugtis tą prabangą, mes norim džiaugtis tom erdvėm dideliom, kuriam turim, ir mūsų vaikams pas mūsų yra gera. Daržėlį. Nu, gal jūs ten nenaisit, nenuvyksit. Gerbiama kolegė, aš labai atsiprašau, bet noriu, kad kalbėtumėte į temą, o ne apie istoriją. Ir norėčiau, kad pasakytumėt kažką naujo, negu kad sakėte praeitą tarybos posėdį. Mūsų jungimus leiskit mums patiems išsigryninti. Mes numirštam, iškeliaujam ar dar kažkas. Tai leiskit mums patiems išsigryninti laike, nes tai yra patvirtinta. Ir laiko patvirtinta. Ir tai paimkite ir prabalsuokit kiekvien savo žinion, paimkit vieną vaikiuką mūsų mokyklos ir užstuokit dėl jo neiškelimo į kitą mokyklą. Buvo toksai momentas, kad atvažiavo grupė didžiulis seniūnų, dar buvo valdininkų tame tarp prieš daug metų. Vieną seniūną išvežė su greitai, o kits ir sako tokiam dideliam būriui, būtų mano valia, aš juos visus į maišą ir į durpyną. Nedarykim tokių veiksmų. Ačiū visiems. Buvo išsakytus pastabus, buvo pretenzijos išsakytos, kodėl nepataisyta. Niekas nėra pataisyta. Aš pats išsakiau pretenzijas, kurias gavau iš gyventojų, gavau skundų dėl varnių darželių. Niekas neaiškas ten bus dėl Vilties Naujamiesčio sujungimo. Niekas neaiškas ten bus žmonės, pilna salė žmonių. Jie neturi informacijos, aš su jais buvau susitikęs. Kodėl yra nepaisomų žmonių interesų? Galvojat, kad jiems lengva čia sėdėti toj salėje. Ir man sunkiai kalbėti tą temą. Žymiai geriau būtų apie karjerus pašnekėti. Bet buvo nepaisom jų interesų. Kodėl? Liktai viskas gerai. Nėra gerai. Pasižiūrėkite, kiek jau žmonių čia yra. Aš prašiau komitete tą klausimą išimti iš bendro to klausimo. Atidėkim Vilties ir Naujamiesčio mokyklą, atidėkim spręsti atskirai, kad nesustabdyti tą visą procesą. Tegu priimkim tą visą programą ir atidėkim tas dvi mokyklas. Ir išdiskutuokim, pašnekėkim, ne. Sustoja visas procesas. Kodėl mes negalim atidėti šitą klausimą, juk nėra skubos. Mes iki rugpjūčio mėnesį galim dar padiskutuoti. Kodėl jūs neišimėt? Ačiū. Ačiū gerbiamam Algirdui Bacevičiui, bet jūsų mano pastabos neveikia. Šiaip klausimą nelabai išgirdau. Labą dieną. Vat šitą, kaip pavyzdį, šitą turim vaikioką, katras norite neiti. Nuskaudė, aš nekėt, aš kriuk pradės. Nu ir nenorėjom, kad būt perkelt, nes patalps irgi netitinktinas tam kitam. Dabar aš daug kom besakyti. Nes nežinau, štai, monį graudžiai. Jeigu jūs jau nesuprantat, aš tai nežinau. Ir tokių žinau, kas nesuprantu dalykų. Kažkam jų atsėt vienuodį vaką tai iš tą, kad tai paprasti vaką. Iš jūsų pasakyti. Kada ne tokiai pats est pasakėt. Bet aš nematau paruiktą vienuodį vaks. Kon galiam išmokinti vaką? Skaičiuoti? A galiam kur nors išmokinti? Pasakyk bent vienas. Kon galiam išmokinti? Nėra tokių, ne? Auginat bent vienas tai vaką. Ne vienas. Šitą, kaip jūs ką pasakėt? Nu, palaukit. Kaip dabar pasakėt, kad šnekėjot su tėvais, kad tėva sutinka. Paruot bent vieną, į parašą net, surinkti, kad tėva prieštarauna. Ne, bendruomenės susirinkime. Ne, jūs, bet tėva surinkim parašas buvo. Buvo tėva, mes parašą surinkom. Paskui buvo. Jums parašą buvo. Vidauti per praeit pusėdį. Aš nebuvau. Vo kažkas, bet ne visi žena, atseit visi tėva sutink. Ne visi sutiko. Ne viena nėra tai, kas sutiko. Nesutiko, tenai Ne irgi vienas būnant, nėra. bet Kolegos, atsiprašau, bet pasisakymas yra bendruomenės atstovo, nereikia ten ginčo.
sakau, paauginkit, pažiūrėkit. Mes žinom, kur į vako geriau tokiam. Ačiū. Pagal dabartinius pasakymus. Tai aš atsakau dabar, Gerbiama salė ir bendruomenės atstovai, čia ne ta vieta, kur galima aš noriu mitinguoti. atsakyti, kad aš pirmą kartą iš vis sakau, aš Tavčius. Tada sakykit, prašom, kas atsitiks, jei mes išskirsim tą klausimą iš bendro? Kas atsitiks? Ar mes galim išskirti, priimti bendrą programą, o tų dviejų mokyklų išskirti ir diskutuoti toliau? Ačiū. Taip. prašom, vedėjai gal. Atsakykit. Švietimo skyriaus vedėjai Danutė Mažeikė. Ar direktorius, kas čia bus? Tiesiog mes pateikėm tokį projektą ir aš sakiau per komitetus, kad mano nuomonė nepasikeičia, aš prašau balsuoti už tą projekto variantą. Ačiū. Priimta.